Daugumos mūsų rytas prasideda su bundančio miesto šurmuliu. Kiekvieną dieną tampame dalimi to kasdienio skubėjimo ir nenutylančio bruzdesio. Užsukime parduotuvę. Čia rasim kai ką labai reikšmingo ir svarbaus mūsų gyvenime, tačiau neretai net nepastebimo. Tikriausiai esate matę kažką panašaus į šitą arba šitą, tikriausiai pažįstate juos. Brūkšniniai kodai. Tik ir kiekvieną suprantame, ar bent nutuokiame, ką jie reiškia ir kaip jie veikia. Taigi, stebuklų čia nėra. Brūkšninis arba barkodas – tai optinėje kompiuteriu suprantama duomenų prekės, ant kurios jis pritvirtinta saugykla. Lygiagrečiomis linijomis informacija koduojama linijiniuose brūkšniniuose koduose. Šie vėliau evoliucionavo į dvimačius, dar daugiau informacijos talpinti galinčius kodus. Tiek vieni, tiek kiti suprantami optiniams skaitytuvams, o šiandien ir mūsų mylimiems išmaniesiems telefonams. Taigi, įsivaizduokite, jūs perkate butelį, mineralinio vandens žinoma. Kasininkui nuskanavus brūkšninį kodą kompiuteris randa prekės informaciją, kainą, pavadinimą, galbūt gamintoją registre. Ir štai, be didelių pastangų, jis priskaičiuoja prekę. Jūs patenkinęs, parduotuvę neužmigsite. Šie kodai sutaupo ir darbo, ir laiko. Taigi, kaipgi visi šie brūkšniniai kodai atsirado? Kokiu tikslu jie buvo sugalvoti? Nusikelkime 20 amžiaus vidurį. Augant industrijai prekyba leido kilti didelėms įmonėms manufaktūroms. Čia reikėjo kažkaip ženklinti prekes ir krovinius, žmogaus darbas reikalavo laiko, buvo nepakankamai efektyvus dėl klaidų ir netidumo, reikėjo ieškoti alternatyvų darbo kokybei pagerinti ir šiam procesui pagreitinti. Tai pasiekti pavyko, nelengvai, bet įdėtas darbas ir pastangos sukūrė visą aibę brūkšninių kodų, kurie iki šių dienų dar vis tobulėja. Du populiariausi tai universalusis produkto kodas ir kodas 39. Pastarį šiek tiek ir panagrinėkime. Skaitytuvui nuskaičius brūkšninį kodą, reaguojant į atspindėto šviesos kiekį kompiuteris sukuria skaitinius signalus – plačių 1 ir siaurų 0 linijų seka. Čia užkoduoti simboliai. Kiekvienas simbolis sudarytas iš 9 linijų, 3 plačių ir 6 siaurų. Būtinai 5 užpildytų ir 4 tuščių, skiriasi tik išdėstymo tvarka. Kiekviena seka prasideda ir baigiasi pradžios ir pabaigos simboliais, kurie duomenų dalimi nelaikomi. Kaip ir minėta, ne stebuklai, o žmonių išradingumas ir protas. Visi kiti kodai veikia panašių principų, skiriasi tik jų naudojamos sferos ir kiti smulkus niuansai. Lygiai kaip ir minėtasis mineralinis vanduo. Vienas sportuojantiems, kitas protiškai dirbantiems, trečias gazuotas, o kitas dar labai stipriai mineralizuotas. Vis viena tas pats vanduo. Gerai, manau viskas čia kaip ir aišku, o man užteks pliurpt, bėgu į parduotuvę.